Avinas, Vidas Blekaitis. Kitą savaitę jums gali užeiti nenumaldomas noras šokti. Neapsigaukite, čia tik Smorigino ženklas eina per Veneros planetą ir maišo jums kortas. Jautis, Artūras Jomantas. Blogas ženklas, kai Kurtinaitis ant jūsų rėkia. Dar blogesnis, kai ant jūsų rėkia Pareigytė. Dvyniai, Rolandas Paksas. Gera, rami savaitė. Visi jūs užmiršo. Blogas ženklas, jei nebepaskambina žmona, reiškia nebeprisimena ir ji. Vėžys, Gintaras Krapikas. Savaitė tinkama lažintis iš sporto varžybų rezultato. Labai gali būti, kad pastatęs už Žalgirį laimėsite. Liūtas, Viktoras Uspaskich. Netinkamas metas siūlyti pinigų Kubiliui, nes pinigus paims, o į vyriausybę nepriims. Bet labai gerai derės ūsai ir agurkai. Mergelė, Kęstutis Rupulevičius. Nenusiminkite, visos jūsų nelaimės su valdiškais namais baigėsi. Geras ženklas pamatyti šviesoforą, blogas ženklas jo nepastebėti. Svarstyklės, Juozas Statkevičius. Savaitė tinkama siūti, kirpti ir megzti, netgi nerti vašeliu ir siuvinėti kryželiu. Skorpionas, Petras Gražulis. Kadangi Plutonas įvažiuos į užpakalį Neptūnui, labai geras metas kovoti su homoseksualais. Jeigu savyje pajusite potraukį tai pačiai lyčiai, nenusiminkit, čia tik žvaigždė su jumis žaidžia. Šaulys, Arūnas Valinskas. Geras metas tapti Seimo pirmininku. Atsiprašau, čia pereitų metų horoskopą perskaičiau. Ožiaragis, Nijolė Pareigytė. Netinkama savaitė statyti ragus jaučiui, kadangi jautis yra žemaitis ir pasiteisinimų apie po lovą rastą Bžeską nieka nesupras. Vandenis, Radži. Labai gera savaitė pradėti verslą, ypač arklių mainikavimo. Savaitės talismanas – auksiniai dantys. Žuvys, Dalia Grybauskaitė. Atsargiai, kita savaitė labai pavojinga reitingams. Galite ir jūs kokį vieną kitą prarasti. A kam dabar lengva, ką?